Jei ant pakmo tavęs nepračiūkina ramenas, tau jau niekas nepadės, tau realiai pyzė. Šiandieną esame dar vienoje supistų hipsterių vietoje, kur ramenas yra ruošiamas ilgiau negu tavo vaikų pamokas. Ir kad pasiimti sriubą už 15 eurų, turi dar ir užsibūkit staliuką. Pirmasis rameniukas miso. Pribumbašai tie žiauriai geriau. Bačilinis ramenas. Vis dėlto suprantu, iš kur čia tiek daug žmonių. Antras ramenukas su vištiena. 17 eurų, nes brangumui ribų nėra. Gera kalė. Anas buvo žiaurus, šitas žiauresnis, o vištienos minkštumas. Kaip mano, 2 kiaušiniai tilps man į burną. Tiko, šitas bajeris. Blet, jeigu tu būtum pasiūlę šitą idėją, tai būtų teikęs, na, viskas, nebefilmuojam, na, supyko. Abudu ramenai buvo sudaužyti tiesiog iki paskutinio lašo. Man, kaip paprastam žmogui, nebuvusiam Japonijoje, truputį pritrūko sultinuko, norėjos daugiau tos gyvybės, bet šiaip labai skanus ramenai. Vištienos sultinys buvo intensyvesnis, labai geri ingredientai, pavalgiau tikrai sočiai. Turiu jūs informuoti, nebūkit lochai, įdėkit biškį aštrumo į sriubą. Visumoje abu ramenus vertinu 9. Labai skanus sultinukai, gyvybės eleksyras. Ant pakmo tai tokiose vietose apsilankęs, tai hipsterį gali pavirsti. Jau šitas pleisas leina, aš jums nejepinu. Sakai, ramenus, protai?